Na ir pagaliau baigiu filmavimus. Jau burna išdžiuvo bekalbant. Ir ką, rodome pagrindinį peilį. Pagrindinį, didelį, gražų, patogų, lengvą, kosminis nuolydis suvedimai. Pjaustyti, tobulas peilis. Jis yra šefo peilis. Jis pagrindinis šefo peilis. Platus peilis, kas gerai pasiemus su juo tiek čiopinti daržovės, tiek pjaustyti kepsnius, tiek viskas su juo. Jis negalima, aišku, gaulų, negalima šaldytų produktų. Kaip sakau, čia yra superinis daiktas. Tiesiog virtuvėje, net nežinau, nėra ką kalbėti, tokį peilį turite turėti. Tiek dirbant šefu, tai čia kosminis reikalas, tiek kas išgali nusipirkti, aišku dabar laimėti, tai tikrai daug kas išgalės, aš manau, nes kaina nebus tokia, nebus ten 400-500, manau, jūs čia jau patys koreguosite, už kiek jį nupirksit. Tikrai išgalėsit, tikrai. Tokie peiliai visam gyvenimui. Namie vieną peilį, pilnai užtenka. Nori kolekcionuoti kolekciją, turėti, nori draugam dovanom. Tai kosminiai reikaliukai. Įsivaizduojat, tokie peiliai dovanom. Čia bet kokią progą peilis. Net ir vestuvių progą ir ten tinka. Tai žodžiu, net japonai jaunavedžiam dovanodavo peilius. Aš turiu net peilių komplektą, kur 2 peiliai buvo, jie būdavo dovanojami Japonijoje jaunavedžiam. Tai tiek jaunai, tiek jaunajam. Neįsiplėtėm. Pradedam nuo euriuko ir važiuojam. Jeigu kažkokie klausimai kyla, visada klauskit, rašykit. Sėkmės, bičiuliai. Gero penktadienio, gero savaitgalio jums. Gero oro, kai sakant, rytoj superinis irgi oras. Tai, žodžiu, geros nuotaikas. Iki.